Prieš pat Kalėdas jaukioje aplinkoje skambant Kauno styginių kvarteto atliekamai muzikai buvo pagerbti universiteto knygų, vadovėlių, mokomųjų priemonių autoriai. KTU leidykla Technologija visus juos sukvietė į tradicinį renginį Autorius ir knyga. Renginio metu leidyklos Technologija direktorius Vidmantas Labašauskas pasidžiaugė 2011 metais leidyklos atliktais darbais. O po skaidraus ir dvasingo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės pasirodymo komisija paskelbė geriausios monografijos, geriausio vadovėlio, geriausių mokomųjų priemonių autorius. 2011 m. geriausių leidinių konkurse pirma vieta skirta Mechanikos ir Mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomenergetikos katedros docentui Arvydui Adomavičiui ir docentui Petrui Švenčianui už vadovėlį Inžinerinė termodinamika. Taip pat buvo skirtos 3 trečios ir 2 antros premijos. Už inovatyvų požiūrį į leidybą rektoriaus premija skirta Cheminės technologijos fakulteto bendrosios chemijos katedros profesoriui Algirdui Šulčiui ir autorių kolektyvui už leidinį Bendrosios chemijos laboratorinių darbų individualios užduotis, kuris parengtas leidybai 4 skirtingais formatais, tinkančiais vartoti elektroninėse skaityklėse, mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriuose ir spaudai pagal poreikį. Geriausių monografijų konkurse pirma vieta skirta Aukštųjų technologijų plėtros instituto profesoriui Vytautui Ostaševičiui ir mokslo darbuotojui Rolanui Daukševičiui už monografiją Microsystems Dynamics. Šiame konkurse apdovanoti ir 2 antrųjų premijų bei 1 trečios premijos autoriai. Renginyje kalbėjęs KTU rektorius profesorius Petras Baršauskas pabrėžia, kad dvasiniai dalykai visada įkvepia ir padėkojo vadovėlio autoriams, renginio organizatoriams už nuoširdų darbą.